Iš mirties taško pajudėjo nacionalinio stadiono statybų klausimas. Vyriausybėje paskiršius 2008 privatizavimo fondo dalį, 100 milijonų skirta ir stadionui. Tiesa, kol kas spėliojama, kur gauti likusius pinigus. Mat anot Vilniaus miesto vadovo, 100 milijonų statybos darbams baigti neužteks. Po itin ilgų svarstymų šiandien vyriausybė paskyrė 100 milijonų litų nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje statybai. Sostinės meras Juozas Imbrasas sako, kad greičiausiai šitos sumos nepakaks, todėl bus bandoma kitur ieškoti pinigų statybų darbams baigti. Meras tvirtina ieškosiantis lėšų visur, neatmetantis galimybės vėl prašyti vyriausybės pinigų šimtmečio statyboms baigti. Dabar pasak miesto vadovo svarbiausia išsiaiškinti, kada bus gauti jau paskirtieji pinigai ir statybininkai vėl stos į savo darbo vietas. Pinigų skirimas stadionui sutapo su sostinės vicemero Evaldo Lementausko kuravusio stadiono statybos suėmimu. Pastarasis viešai yra pareiškęs, kad jo suėmimas susijęs su nacionalinio stadiono statybomis. Esą taip su juo buvo susidorota. 5 kanalo žinioms Edita Vežbickaitė.